Processo dėmesį nešudiagų įvarčiai, Panevėžio, kur rungtyniauja Pranas ir Vilniaus Vėtra, rezultatas. Pasiimkit.
Rungtynės pradeda pasiekti. Vėl, sakyčiau, džiugu 3 taškai pergalę laimėjom. Aišku, tai yra labai gerai ir kad namuose, sakykime, tai tikrai gerai. Aišku, varžybos, sakyčiau, vėl privertė pasinervuoti, galbūt ne tiek kaip su Klaipėda, bet vėl vesdami 2-0 leidžiam savo suteikti varžovams galimybę įmušti įvartį. Taip, kad ir tie pasinaudoja ir taip, kad sakau, tai kažkur koncentracijos toka, kažkur žaidybinės drausmės toka, bet aišku, šiaip tai daug geresnės varžybos negu su Klaipėda, aišku, gal sakyčiau, ir progų daugiau turėjom, aišku, su progų realizacija galbūt įmušti vieną dar antrą ir būtų viskas daug ramiau, taip kad, sakau, dar yra kur dirbti ir yra kur. Ir džiugu, aišku, kad ir Roskovas jau kelintas varžybos išėlės įmuša įvarčius, kaip sakant, tas džiugina. Kaip manot, oro sąlygos šiek tiek pakoregavo? Aišku, pakoregavo, ypač stiprus lietus, ypač antrą kėlinį ir galbūt tai buvo priešininkams lengviau. Aišku, ir priešininkai verti pagarbos, kovėsi iki galo. Aš ir prieš varžybą sakiau, kad tai yra žemaičiai ir jie kovoja iki galo, jie daug taškų pasiėmė pralašinėdami, taip kad džiugu, kad išlaikėm pergalę ir dabar šiek tiek pailsėsim ir ruošimės toliau sekančiam etapui. Būtent minėjot Roskovo žaidimą, tai patikėjot šiame sezone, dar kartą davėt šansą ir nesuklydot, atrodo? Tai nežinau, čia gal jisai pats daugiau norėjo, įrodinėjom. Džiugu, kad jam pavyko tą padaryti. Aišku, dar norėtųsi daugiau iš jo, bet tikiuosi, kad einam teigiamą linkmę. Gaila jau kelintas rungtynės, mes žaidžiam 2 skirtingus kėlinius ir ypač prastai sužaidžiam pirmosius. Tai čia kaip ir tradicija, ne tradicija, bet vis dėlto pirmam kėlinyje jautėsi ryškus Šiaulių meistriškumas, iš ko, sakyčiau, pelnyti tokie idealūs įvarčiai po perdavimų už kraštų ir tiesiog fantastinis užbaigimas. Reikėtų priešininką už tai pagirti. Na, antram kėlinyje, aišku, kai pralaiminėjai 2-0, jau toks rezultatas, kuris nebekelia kažkokios nei atsakomybės, nei baimės žaidėjam. Tai mes juos kažkaip žymiai geriau pradedam. Galbūt, aišku, ir priešininkas nori tą saugų rezultatą išsaugoti ir nebūna toks aktyvus, o mes anaip tol padarėm keletą keitimų, kurie, sakyčiau, pasiteisino. Uždirbom 11 metrų baudinį tokį, kad vis dėlto buvo ataka, buvo smūgis į vartus ir dar po to atvejo keletą tokių durių, sakyčiau, atlikom Šiauliam. Na ir teisybės dėliai Šiauliai sukūrė dar keletą momentų, kur galėjo pasiekti rezultatą, bet, sakyčiau, rezultatas toks, koks jisai yra. Gražus futbolo rezultatas. Pastarosiuose 2 rungtynėse Šiauliuose tai Mažeikiai atsilikinėdavo 0-2 ir rezultatą išlygindavo. Tai šiandien ko pritrūko? Na, aišku, buvo gimusi tokia mintis, nejaugi ir dar kartelį mes tai vykdysim, bet aš manau, kad pritrūko ir komanda meistriškumu vis dėlto išsiskyrė šiandien. Kada Mažeikiai planuoja grįžti į savo stadioną? Dar žais Šiauliuose ar jau? Manau, kad tikrai gegužės 30 dieną jau rungtyniausim savo namuose.